Naudojant glaistą Pro Decor galima nesunkiai sukurti plytų sienos imitaciją. Pirmiausiai paviršių teptuku nugruntuokite paviršiaus sukibimą didinančių gruntų kontakt. Gruntui išdžiūvus metalinę mentelę užtepkite dekoravimo glaistą Pro Decor ir suformuokite norimą raštą. Raštas gali būti įvairus, formuojamas vien mentele, dekoravimo popieriumi ar šepečiu. Nelaukdami, kol glaistas visiškai išdžius, išraižykite siūles tarp plytų. Suformavę vertikales ir horizontales siūles, glaistą palikite visiškai išdžiūti. Išdžiūvusi paviršių pašveiskite šveitimo tinkleliu ir nuvalykite dulkes. Tuomet glaisto paviršių teptuku nugruntuokite dekoravimo gruntų laku Pro Decor, taip, kad gruntas lakas nepatektų į siūles tarp plytų. Gruntui lakui visiškai išdžiūvus, rudos ir raudonos spalvos pro statybiniu pigmentu Colorant, tonuokite dekoravimo gruntą laką Pro Decor. Spalvos intensyvumas priklausys nuo įpilto pigmento kiekio. Dažytą gruntą laką teptuku užtepkite ant iškilusių plytų ir iš karto paviršių pavalykite drėgna kempinėle. Taip išgausite skirtingos spalvos intensyvumo efektą. Palaukite, kol gruntas lakas visiškai išdžius ir teptuku akriliniais pro dažais nudažykite siūles tarp plytų. Šiuo atveju pasirinkta pilka spalva, tačiau galima pasirinkti daugybę kitų dažų atspalvių, renkantis juos iš dažų paletės. Kaip ir minėjome, plytų raštas kaip ir dekoravimo spalvos gali būti pačios įvairiausios. Viskas priklauso nuo jūsų fantazijos. Tad kurkite savitą ir išskirtinį interjerą su Pro.